Lietuvos piliečiai, lietuviai, rusai, lenkai, karaimai, totoriai, žydai ir visi, kuriems Lietuva yra tėvynė, sukluskite. Tik mums ir niekam kitam pasaulyje yra suteikta pareiga bei garbė gelbėti savo senelių, tėvų, vaikų, tautos saugumą ir ateitį. Tik mes visi bendrai surėmę pečius ir susėjame rankomis galime tą padaryti. Niekas kitas pasaulyje už mus to nedarys ir nepadarys. Šis referendumas tai mūšis už mus visus, už tuos, kurie šiandien gyvena Lietuvoje ir tuos, kurie valdžios abejingumo žmogui dėka buvo priversti išvykti iš tėvynės, tačiau kurie yra mūsų tautos dalis. Todėl prašome tavęs, nenusigręžk nuo šiandien iškeltų klausimų sakydamas, kad tavęs tai neliečia, nes šį sykį tokia taktika taptų pražūtinga Lietuvai ir mes visiems laikams prarastume galimybę susigrąžinti valstybę sau. Tai ne eiliniai rinkimai, tai referendumas, tautos parengta ir per didelį vargą iškovota teisė viešai visai Lietuvos tautai drauge išreikšti savo valią, kuri taps įstatymu mūsų valdžiai. Šiame referendume pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje surengtame tautos iniciatyvą susigrąžinsime prigimtinę teisę į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis, kurią dėja esame praradę Seimui savavališkai pakeitus Lietuvos Respublikos konstituciją. Tam, kad įvyktų privalomasis referendumas, jame turi dalyvauti ne mažiau kaip 1 300 000 šalies piliečių. Lietuva, mūsų žemė tikisi, kad į šį skaičių bus įtrauktas ir tavo vardas. Jinai laukia, kad išgirstum mūsų bočių balsą ir padarytum atsakingą pasirinkimą savo tėvynės atžvilgiu. Dėkojame tau už tavo teisingą pasirinkimą Birželio 29 dieną. Referendumas – tautos valia. Aš Elona, lietuvaitė, emigrantė. Po margą platų pasaulį keliavau beveik 10 metų. Mačiau tiek rytus, tiek vakarus, šiaurę, pietus. Su plačiuoju pasauliu pažindinus, kol nesužinojau naujienos, jog rengiamasi pardavinėti mano šalies teritoriją, žemę. Ir aš su tuo nesutinku. Todėl iš karto grįžau namo. 2003 metais, kuomet aš pati asmeniškai balsavau už Europos Sąjungą, apie tokius įsipareigojimus nebuvo kalbama nei žodžio. Todėl grįžus namo iš karto prisijungiau prie iniciatyvinės grupės dėl referendumo, siekiant atstatyti Lietuvos piliečių teisę į tiesioginį valstybės valdymą. Kodėl būtent referendumas? Todėl, kad referendumas geriausias demokratinis būdas sužinoti daugumos Lietuvos piliečių valią. Labas, esu Simonas, studentas, Lietuvos pilietis. Noriu įsigyti žemės Lietuvoje, tačiau šiuo metu neturiu tam galimybių. Ateityje gali nebūti ir ko įsigyti. Todėl kviečiu tave padėti man ir visiems jauniems žmonėms, kurie panašiai mąsto. Reikia ateiti Birželio 29 dieną į referendumą ir išreikšti savo valią. Sveiki, esu Gediminas, Lietuvos Respublikos pilietis. Kviečiu tave Birželio 29 dieną sudalyvauti piliečių suorganizuotame referendume. Referendume, kurį pirmą kartą per 20 nepriklausomybės atkūrimo metų suorganizavo ne partijos, ne valstybinių įstaigų atstovai, o paprasti piliečiai, tokie kaip aš ir jūs. Nesvarbu, kokią nuomonę turite apie referendumą iškeltus klausimus, svarbu, kad ateitumėte ir išreikštumėte savo valią šiais klausimais, nes tik tais mes drauge bendrai galime valdyti šią valstybę per mums suteiktą konstitucijoje įrankį, kuris yra referendumas.
29 dieną kviečiu tave išreikšti savo valią žemės klausimą. Lietuvos žemė nėra prekė, kurią galėtume pasigaminti. Tai vienintelė vieta pasaulyje, kurioje mes galime jaustis šeimininkais. Čia mūsų šaknis, tavo ir mano namai. Sveiki, mano vardas yra Sigita, esu 3 vaikų mama. Labai džiaugiuosi galėdama gyventi tokioje šalyje kaip Lietuva, kuri iš tikrųjų yra unikali šalis. Nežinau, Europoje dar vienos tokios gražios šalies kaip mūsų. Labai džiaugiuosi, kad mano vaikai ir aš dar galime maudyti švariuose vandenyse, gerti gėlą vandenį, vaikščioti po miškus laisvai, rinkdami uogas, grybus ir vaistažoles. Norėčiau, kad ir mano anūkai, proanūkiai turėtų tokią pačią galimybę laisvai vaikščioti po mūsų žemę. Todėl labai kviečiu visus ateiti į tautos surengtą referendumą birželio 29 dieną ir išreikšti savo valią jame iškeltais klausimais. Sveiki gyvi visi, aš Donatas Vaičius, atstovauju susivienijimą Žali LT. Istorinė galimybė, referendumas. Ir tai pirmoji galimybė per 20 metų visiems įrodyti, kad įmanoma pasiekti, jeigu labai nori, labai myli savo idėją, savo šalį. Tai siūlau nieko nelaukti, neatidėliot, bus kitas kartas, tai neturėti tokių minčių galvoj, nes kito karto gali nebūti. Taip, kad ateikit per ankstinį balsavimą ar birželio 29 dieną ir parodykit, kokie esat aktyvūs, pilietiški, neapatiški ir mylintys žemę, gamtą, žmonės ir tas vertybės, už kurias kovoja mūsų protėviai ir mes patys dabar kovojam. Sveiki, aš esu Vilius, muzikantas. Birželio 29 dieną kviečiu jūs ateiti į referendumą, nes tai yra labai svarbus ir lemtingas vingis mūsų tautos kelyje. Norint išsaugoti ir puoselėti toliau Lietuvą, mums būtina turėti tam tikrus įrankius. Ir tuos įrankius mes galime pasigaminti birželio 29 dieną, susigrąžindami teisę, šeimininko teisę į šitą valstybę. Tad kviečiu jūs visus prisidėti ir nelikti abejingų. Sveiki, esu Toma ir esu Lietuvos pilietė. Be kita ko, esu kaimo vaikas, gamtos vaikas ir labai myliu Lietuvą, jos kraštovaizdį, upes, ežerus, pievas, miškus ir klonius. Ir Lietuva yra demokratinė šalis ir kiekvienas iš mūsų turime pilietinę teisę dalyvauti jos valdyme. Referendumas yra viena iš galimybių ir aišku, eilinį sykį mes galėtume numoti ranką ir nedalyvauti tame referendume, veikti ką nors
ką nors savo ir paskui, aišku, keikti priimtą sprendimą. Tačiau aš manau, kad mes kiekvienas galim pasinaudoti tą pilietinę teisę išreikšti savo valią. Vienokią arba kitokią. Ir galbūt paskutiniausias akcentas, ką noriu pasakyti, tai 2 klausimai. Kas, jei ne tu, ir kada, jei ne dabar?